which is the classical science of meditation. Todėl ir visi jo stebuklai buvo jogos galių pasiekimas. During his public life were the result of yogic powers that accrue to a master yogi. These powers Tos galios, vadinamos siddhi, įgalina kontroliuoti mirtį bei gyvenimą. over internal as well as external nature. One has control over the elements, and one has control over life and death, as it were. And so, this is how we Šitaip Indijoje mes suvokiame nepaprastas Jėzaus galės, kurias jis rodydavo savo gyvenime. demonstrated during his life and during his ministry. The miraculous powers of Stebuklingos Jesus Jėzaus galios yra natūralus dalykas tam, kuris pasiekęs aukščiausią jogos lygmenį. The translation of the legend continues. Šventasis Isa 6 metus praleido Džaganate, Radžagrihoje, Benarose ir kituose šventuose miestuose. Visi mylėjo Isa. Jis gyveno taikiai su vaišėjais ir su šudromis, žemesnėje kasta, kuriems jis aiškino šventuosius raštus. Jis griežtai smerkė žmogaus teisų nepaisymą. Tiesą sakant, kalbėjo jis, Dievas tėvas nemato jokio skirtumo tarp savo vaikų. Visi jam vienodai brangus. Isa mokė vadovautis gyvenime vieninteliu įstatymu. Bijok savo Dievo, klaupkis tik prieš jį ir atnešk jam auką, kurią sukūrei savo darbą. And bring to him alone thy offerings which come only from thy labors. Isa kalbėjo, amžinasis teisėjas, amžinoji dvasia, tai viena visatos siela, kuri kuria, saugo ir atgaivina visumą. Didysis kūrėjas nesidalina savo galia su niekuo, tuo labiau su negyvais daiktais, kaip kad jūs mokino. Tik jis vienas turi visą galią. Jo valia atsirado pasaulis. Viena dieviška mintimi suvienijo vandenis ir atskyrė nuo jų sausumą. Jis paslaptingo žmogaus gyvenimo priežastis, žmogaus, kurie juos melstis. Isa jiems kalbėjo, negarbinkite stabų, nes jie jūsų neišgirs. Neklausykite tų raštų, kuriuose iškraipoma tiesa. Negalvokite, jog esate už kitus geresni. Nežeminkite savo artimo. Padėkite vargšams. Pamaitinkite nusilpusi. Niekam nedarykite blogo. Išgirdę Isa kalbant šudroms, bramanų šventikai ir kariai pasmerkė jį mirčiai. Tačiau šudrų perspėtas apie grėsantį pavojų, Isa nakčia pabėgo į kalnus ir apsigyveno pas Gautamidus, Budos pasekėjų, ten, kur gimė didysis Buda Šakyamunis. Tobulai išmokęs palį kalbą, teisusis Isa pasišventė šventųjų raštų studijavimui. Po 6 metų Isa jau galėjo tobulai aiškinti šventuosius raštus. Gerbiamasis Ventu Dharmavara, budistų centro New Delyje pirmininkas ir Ašokos misijos vienuolyno ordino įkūrėjas, lankėsi Hemiso vienuolyne Ladake. Ten jam parodė dokumentus, kuriuose buvo minimas švento Isos gyvenimas, originalą palį kalbą ir tibetietiškuosius vertimus. Matote, apie Jėzaus lankymąsi Indijoje ir Tibete aš žinojau jau seniai, dar prieš atvykdamas į Hemiso vienuolyną vakarų Tibete, Ladake.
Hemis Gunpa in Western Tibet, that is to say, in Ladakh. Now, when I went there, Kai aš ten nuvykau, norėjau patikrinti faktus ir man parodė pasakojimą, užrašytą ant seno tradicinio popieriaus iš beržo tošies. and I had been shown the record, which was written on old traditional paper made of birch bark. Jis buvo užrašytas pali kalba. Kartu buvo ir tibetietiškasis vertimas. Sakoma, kad jis buvo įvaldęs ir Budos mokslą. Buddhism was in its Kai jis lankėsi Indijoje, budizmas tik pradėjo tvirtintis rytuose. Nors pasakojimas apie šventą Isą rastas Tibete, Isa nestudijavo tibetietiškojo budizmo, nes budizmas Tibete paplito tik praėjus 400 metų po jo mirties. Tačiau būtent Tibete Budos mokslas ilgiausiai išsilaikė nepakitęs. Aukštai kalnuose, toli nuo beprotiško didmiesčio gyvenimo ritmo, tebegyvenama pagal senus papročius. Senieji raštai likę neiškraipyti ir ritualai nepakitę. Šis šventas veiksmas tai senojo tibetietiškojo budizmo ritualo dalis, kuriam vadovauja Dalai Lamos vienuolyno Dharmasalo Indijoje viršininkas. Šiame tibetietiškame vienuolyne vienuoliai dėvi geltonas kepures, kurios simbolizuoja pasaulio atsižadėjimą ir celibatą. Is performed annually to get rid of external evil spirits in the monastery and surrounding villages. Legenda pasakojama toliau. Šventasis Isa 6 metus praleido pas budistus Indijoje, kur dar buvo neiškraipyti monoteizmo principai. 26 gyvenimo metais jis išvyko iš Indijos ir per Afganistaną, Persiją, Graikiją ir Egiptą grįžo į namus. Šventam Isai buvo apie 30, kai jis parvyko į Palestiną. Čia jis ėjo iš miesto į miestą, mokydamas vargšus ir skelbdamas Dievo karalystę. Pilotas išsigandęs, kad šventasis Isas, skelbdamasis Izraelio karaliumi, nesukeltų žmonių kovai prieš valdžią, jį areštavo. Pasodino į kalėjimą, nukankino ir atidavė teisti. Pasitarę teisėjai, pilotai tarė: mes darysime didelę nuodėmę, nuteisdami nekaltą žmogų ir paleisdami plėšikus. Tai prieštarauja mūsų įstatymams. Piloto įsakymų kareiviai suėmė Isą ir 2 plėšikus ir nuvedė į bausmės vietą, kur juos prikalė prie kryžių. Drebėjo žemė ir verkė dangus, nes Izraelio žemėje įvyko didysis nusikaltimas. Jie kankino ir atidavė mirčiai didįjį teisųjį Isą, kuriame gyveno visatos siela. Siela, kuri įsikūnijo paprastame mirtingajame, kad darytų žmonėms gerą. Taip baigėsi žemiškasis amžinosios dvasios gyvenimas, įsikūnijusios žmoguje, kuris daug kentėjo mylėdamas žmonės. Ką mes žinome apie Jėzaus mokinius? Ar nors vienas jų išdrįso nuvykti į Indiją po mokytojo mirties? Nereikia toli ieškoti. Tai buvo šventas Tomas, vienas iš 12 išrinktųjų apaštalų, žinomas abejojančio Tomo vardu. Katalikų enciklopedijoje rašoma, kad šventas Tomas skelbė evangeliją šalyse nuo Kaspijos jūros iki Persų